Jei savaitgalį vis tik norėtumėte praleisti ne dainų šventėje, pasiūlysime jums vieną dėmesio vertą knygą pavadinimu Gyvas vabzdžių pasaulis. Jos autorius vienas garsiausių Lietuvos gamtininkų ir rašytojų Selemonas Paltanavičius, kuris šiandien lankosi ir mūsų studijoje. Sveiki, Selemonai. Gerą dieną. Selemonai, aš vakar paskaičiavau, kad jūs esate parašęs daugybę knygų. Tai ar jūs pats besiskaičiuojate, kelinta šita knyga jūsų yra? Jeigu atvirai, tai ši knyga net nežinau, gal 90 kokia 7 ar kuri, na maždaug. Tai šį kartą jūsų dėmesio nusipelnė Lietuvos vabzdžiai, ar ne? Ir kodėl būtent jie? Kodėl pasirinkote aprašyti juos? Iš tikrųjų, tai yra jau 4 knyga, tokia lyg serija gavosi. Pradžioje buvo paukščiai, žvėrys, gyvas miško pasaulis, vabzdžiai ir dar bus viena knyga 5 po to. O vabzdžiai todėl, kad jų pasaulis yra šiaip jau ir mūsų planetoje, ir Lietuvoje, sunkiai aprėpiamas. Tai, kad jų yra labai daug, labai aiškiai pasaulinė statistika. Čia biologai sako, kad vabzdžių pasaulyje yra nuo 3 iki 10 milijonų rūšių. Tai su tokiu tikslumu iš karto ir pasakoma, kad mes apie juos žinome labai mažai arba beveik nieko nežinome. Lietuvoje gerokai virš 20 000 rūšių. Tai, o Selemonai, kiek rūšių šioje knygoje aprašyta? Kiek sutilpo? Net ir nepasakyčiau tiksliai rūšimis, kadangi labiau grupės pristatinėjau, bet jeigu rašai apie vabalus, apie kažkurią grupę, tai supranti, kad toje grupėje, sakykime, jeigu blakės, tai žinai, kad jų yra apie 400 rūšių. Jeigu visas vardinsi, tai jau bus specialioji literatūra, mokslinė, o čia yra visiems tiem, kas tiesiog, netgi tokią vasaros dieną išeis ir galės atsakyti savo vaikams. O žinot, vaikų klausimą jie tokį, mama, kas čia? O mama dideliai gėdai dažnai sako, nežinau. Tai tokia knyga, kuri galėtų ir mamai padėti. Kad tos gėdos nebūtų. Ne tik. Beje, vaikai tikrai sulaukia iš vaikų laiškų ir ne elektroninių man parašo, kurie turi įsigiję jau tą knygą, gavo dovanų ir kurie patys studijuoja. Ir kaip? Jie pirmiausia susipažįsta, bet stebi, kai kas vikšrus, sakykime, augina, maitina, kaip savo gyvūnėlį ir paskui įsirita drugys, įskrenda, paleidžia tą drugelį. Tai įsivaizduojat, vaikas kokioj nors knygoje paskaitys apie tai ir užmirš. Bet jeigu jis 1,5 mėnesio rūpinosi tuo tokiu vikšriuku, kirmėliuku, ten jam nešė augalus, o tas stropiai graužė, o po to lėliukė tokia ramybės būsena ir po to drugelis įsirito, įsivaizduojat. Tu esi liudininkas tokio gimimo. Tai tiesiog, o dabar pats geriausias laikas, sakau, todėl, kad štai koksai. Taip, Selemonai, aš matau, jūs atsinešėt įrankį. Ar jūs su juo ir gaudėt tuos vabzdžius, kuriuos aprašėte? Taip, iš tikrųjų, tai yra entomologinis tinklelis. Daug kas, čia turbūt sena tokia praktika ir senos patirtys galvoja, kad vabzdžiai pagaunami tam, kad su jais ką nors darysi. Ne, pagauni, pasižiūri, jeigu reikia, paleidi ant kokios žolės, nufotografuoji ir viskas, o taip pagavęs iškratai, lėk savo. Mes neturim teisės iš jų gyvybės atimti, nesvarbu, kas jie būtų. Kitas dalykas, šiuo metu aš su tuo tinkliuku šienauju, bet ne šieną. Eidamas per žolę, brauki pirmyn atgal, pirmyn 10 brūkšnių ir tada žiūri ten viduje tiesiog tokia košė masė ir tada jau pasikeli ir žiūri, kas tenai. Oi. Bet Selemonai, man taip norisi paklausti, ar visus tuos vabzdžius, kuriuos aprašėte savo knygoje, ar buvote ir savomis rankomis sugavęs? Visus?
Tie, kurie čia knygoje, taip, praktiškai visi jie pažįstami. Tai nėra labai daug knyga, kai bus 5 sykius storesnė, jie tilps 5 kartus daugiau. Žinoma, na, sunku būtų pasakoti, rašyti apie tai, ko tu nežinai, ko nepažįsti, nes galų gale nemyli. Man tai kiekvienas tas padarėlis yra kažkoks stebuklas, nes įsivaizduokit, mes žmonės esam viena rūšis ir dar kol kas savęs nesuprantam. Matot, kiek kasdien visokių tarp mūsų žmonių reikalų. O jeigu yra 20 keli tūkstančiai rūšių ir kiekviena rūšis turi savo pasaulį, savo biologiją, savo santykius su kaimynais, su kitomis rūšimis, tai tiesiog stebiesi ir dažniausiai būni priblokštas to, ką jie tiesiog sugeba. Tai nereiškia, kad jie ėjo mokykloje, išmoko, sakykime, paprasta apsiuva. Tai lietuviškas labai geras vardas yra toks, sakyčiau, tinkliškais sparnais vabzdys, bet suaugėlis nėra toks įdomus. Bet jos lervutė, ji gyvena vandenyje, suaugėlis skraido ore, jis iš akmenukų, iš žolyčių sulipdo savo vamzdelį ir gyvena jis tame vamzdelį. Tiesiog šliaužia, velkasi. Kodėl? Aplinkui pilna žuvų, vėžys, kuris labai mielai stvertų ir sugraužtų, bet viskas yra apsaugota. Šiaip įsivaizduojam, kad vabzdžiai, daug kas sako, atskrido kopūstiniai baltukai, beje, jie atskrenda iš Šiaurės Afrikos, tie, kur kopūstus graužia jų vikšreliai, kad, dabar tie drugiai, jie nugrauž daugelio vabzdžių suaugėliai, ta prasme, skraidantis drugiai, tas vabalas, jie iš viso nesimaitina. Daugelis. Maitinosi jų lervutės, arba drugių lervutės vadinasi vikšrais, sukaupė maisto ir užtenka jo suaugėliam. Selemonai, aš dar noriu paklausti, visų paslapčių neišduokite, apie ką yra ši jūsų knyga, bet maždaug, ko skaitytojas ten gali tikėtis rasti. Ar jūs aprašėte vabzdžių skirtingų tiesiog nuo gimimo iki mirties tą visą ciklą? Ar ko ten galima tikėtis toje jūsų knygoje? Jei trumpai, tai aš pasakysiu, tas, kas nuoširdžiai perskaitys ją, o tai knyga nėra šiaip savo enciklopedija pavartymų, jos tekstą galima skaityti kaip literatūrinį, jame labai daug informacijos. Taigi tas, kas nuoširdžiai perskaitys, pirma, turės daug daugiau žinių už visus kitus ir antras, tikėtina, kad jis niekada nepraeis pro jokį vabzdį. Ir trečia, kas žino, gali būti, kad jis taps savotiškų vabzdžių ambasadoriumi, o gal stebėtojų, o gal tyrėjų. Dabar pasaulyje yra jau nemadinga, bet jau tiesiog galioja toksai piliečių mokslas, kada žmonės, tikrai neturintys specialaus išsilavinimo nieko, bet jie savo stebėjimus siunčia į mokslo įstaigas, institucijas, yra sukurtos specialios sistemos ir jų ta surinkta informacija, duomenys tampa pagrindu mokslui. Taigi, tokius žmonės reikia užsiauginti ir tuos, kaip savo piliečius auginam, tai ir piliečių mokslo, tuos bendrus turim užauginti, tai gali padėti tą padaryti. Selemonai, dar pabaigai noriu paklausti, tokią turiu žinią, kad ši knyga yra iliustruota jūsų paties darytomis nuotraukomis. Tai sakykite, ar kiekvieną tą savo sutiktą vabzdį jūs ne tik apžiūrėdavote, bet dar ir nuotrauką padarydavote? Iš tikrųjų taip, tų nuotraukų, kurių reikėjo knygai, buvo padaryta gal 100, gal 500 kartų daugiau, nei galėjo patekti į knygą. Jo labiau, tai yra dažniausiai makrofotografija, daugelis vabzdžių smulkus. Tai jų fotografavimas yra be galo sudėtingas, kad būtų ryšku, kad būtų aišku. Vabzdys taip pat
ne foto ateljė, jis visą laiką juda krūta. Tai tiesiog, na, taip, sukaupt tą tikrai tai ne vienos vasaros, tai yra daugybės metų darbo rezultatas. Bet labai smagu, kai juo gali pasidalinti su visais. Taip, tikiu.